Chebra, kur keliaujam? Į kažkokią aikštę. Kažkokią. Pagrindinę Krokuvos aikštę. Taip. Kaip čia gražu. Stikliniai. Moliniai. Žavas gėlytės. Dėdė. My name is Peter, by the way. I'm also driver of these little machines. Where are you from? From Lithuania. Lithuania? Okay. Yes. That says I recognize. How to say good morning in Lithuania? Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. I'll try to remember that. Okay. So we've got your language, of course, Lithuanian, if you like. So that's for you. And we've got 3 sections. Main dish, it's like the... Tai 400 už tos 2. 400 už 2. 400 gaunasi, tėti? 400 už 2, tai gaunasi 90 eurų. Pirmasis rašytinis Krokuvos paminėjimas siekia 10 amžių. Minėjo žydų pirklys iš Ispanijos, kuris keliavo per slavų šalis. Buvo sustiprinta tvirtovė, kuri liko liaudies pasakose, tarp kitko apie Kraką ir Vandą, po kurių pasiliko akivaizdūs pėdsakai. Ir 3 bokštais – staliaus, dailidės, siuvėjų bei miesto arsenalų. Įtimo formos. Jo vidinis skersmuo yra apie 24 metrus. Senamiestis. Labiausiai reprezentacinė aikštė Krokuvoje nurodyta 1205. Kad artėja totorių ordas. Sugebėjo įspėti miestą apie... Thank you. Iš karto kitą leidžiu. Poliukai. Liuks. Varom biškai apžiūrėsim. Kitus, ne kai varo, ne? Nu, sakė, kartais būna daug, kartais visai sako, nieko nėra. Vytė renkasi. Dar tikrai nebus kiek.
My gosh. O čia mano spurga. Ir su zefiriuku. Čia reikia užėti gal? Na, jaučiu, kad čia jum. Su pistacijom. Aš tokį norėčiau. O tu dėt paėmė zefyrus? Paėmė to zefyrus. Thank you. O, šitas bus geras, o galėsiu laukia valgyti savo. Nori zefyrus pagauti? Ai, gerai. Lenkijos keliai jau apmokestinti. A ne, tėti. Anksčiau nebūdavo, bet mes pro čia niekada nesam važiavę. Bet už šitos kelius negaila mokėti. Nes jie yra puikūs. Pravažiavom Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją. Reziume. Šūdinas kelias Lietuvoje, įskaitant ir autostradą, kurią remontuoja kasmet. Tik išsimuši, man atrodo, ne? Tako kažkokį talonėlį. O, tai važiuosim Mokamas kelias iki Čekijos, likus 50 km. Tai čia didžioji dalis Lenkų važiuoja, bet klausimas, iki kur jie čia važiuoja. Ar jie čia išvažiuos irgi iš Lenkijos ir važiuos toliau, bet galvoju, kad net. Procesas čia. Ekaliau. 16 sumokėjom. Thank you. 16 mes lengvoja, kaip lengvasis automobilis. Ar mes atrodom labai sunkus. Ne, tik tai va biškit tokia Gal ir pavalgė po pietų, bet tai nereiškia, kad atrodom sunkus. Matomai iš žandų sprendžiant neatrodė, kad mes labai dideli. Gero kelio. Iš tenai kiek. Kaip rytas. Pavažiavus 500 metrų, vaizdas keitėsi kardinaliai. Rūką keitė besileidžianti saulė. Yra K. Ne, nėra. Nesugalvoju, vaikai nesugalvoja atvaisių. Tai mane neatsakė. Klausiu, ar Š? Nėra. 8 raidės. Yra? Ne, jie nėra. 3 A, 5 A, 7 A, 6 T, paskutinė S. Ir N dar sakei. Ir 4. Jums jau turbūt viskas aišku. Jiems dar ne. Ne, aišku. 4.
vaisėliais, tai gal dar liko raidžių. Aš tai nepasiūlau. Egzotinis vaisius ir antas kažkoks. Nu, egzotinis. Nu, ar jums atrodo čia labai jau didelė egzotika, kaip ir sakau, prieš 20 metų? Tiesiog, ne. Gal ir buvo egzotika. Tai tu neteisingai mum aiškini. Pas mumis sode neaugais. Gerai, citrusinis vaisius čia. Ne. Citrusinis vaisius. Ar jisai saldus? Gerai, Vieniems saldus, kitiems ne. ne. Gerai sunokęs saldus. Ne, tai negalėčiau priskirti prie saldžių vaisių. Nu, vaikai turit minčių. Tai davai biškį dar raidžių, nu. Kad net įsivaizduoju, koks vaisius. Kaip čia tai? P nėra, sakyk. P nėra. Nėra. Jie. Yra. Greta. Kelinta. Pirma. Tai man atrodo jau yra atsakymas. Grenat. Gramat. Matot? Užtruko. O tai kad tokia saugo. Tai jūs man pasakykit, ar labai didelė egzotika šiais laikais granatas? Egzotinis vaisius. Ne obuolys, aišku, bet ir ne egzotika. Čia yra tikrai egzotiškesnių vaisių. Valstybė, ne, pakartok. Europos valstybė, 7 raidės, 3 yra ne, ne, 4 A, 1 nežinoma, tada 6 A, 7 C. Iš 7 raidžių. Septintas. Mes nežinom. Bandom čia GPT paklausti. Labas, gudruolį. Labas, Mantai. Kaip sekasi? Ačiū puikiai. Einam iškart prie klausimų. Žaidžiam žaidimą. Atspėk valstybę iš 7 raidžių. 6 A, 7 C. Tada Malavis gali būti. Jisai iš karto spėjo. Monakas, šaunuolis gudruolė. Monakas. Mes sakom, Prašom. Jei dar ką reikės,